Katinėlis moja man su koja. Taip, va. Einam valgyt, einam dusėsti. Einam. Ateik, Koko. Kartelį visi sveiki. Vėl penktadienis, vėl darbai darbeliai, vėl kasdieniniai darbeliai. Atsivežiau visokių įrankių, atsivežiau malkų. Turiu pasistatęs tokį ždinuką, einam parodysiu ždinuką pradžiai. Jau spėjau užkurti, tik tai dar ne viską spėjau sunešti. Pradėjau nuo šilumos. Va, jau čia viskas pradeda. Kuku. O, mano židinėlis. Vai. O, čia viskas dabar braška, to įsikurs. To viską sunešim. Įrankius susitvarkysim, eisim nusišluosim pamatą. Vakar nuėmiau tos palupkę, ne palupkę, pasirodo, vienas kolega pasakė, klojiniai, va, dabar reikės prisiminti. Nuėmiau klojinius, viskas gerai, reikia šiandieną pasiruošti darbo frontą ir pradėsime statyti ūkinį pastatėlį. Užpylėm vištelėm su vandenėliu. Miltus su bulvėm, tai sukaposim, pašersim višteles ir eisim darbuotis. Einam, pažiūrėsim, ką veikta katytė. O katytė, jinai yra gudri mergytė. Jinai jau laukia, kol sušils. Įsidėk židinukas normaliai pabiški. Nu ir ką, jinai jau čia liks kaifuoti, o aš eisiu lauką šį kartą. Aš neturėsiu palydovo prie darbo, kadangi laukia šalta. O va čia va yra šilta. Kviečiu svečių. Tai jinai taip turiu liks čia nais. Vakare buvo tamsu, tai jau nefilmavau. Užlyginau tavo griovį. Jau spėjau net ir užsnigti. Užlyginau griovį. Palikau tik tai gabaliuką. Va čia. Čia dar reikės tos laidus sutvarkyti. Tada nuėmiau klojinius, kaip ir sakiau. Ir einam dabar. Statysim kamerikė, kad jūs matytumėt viską. Ir atsinešim šluotą. Reikia viską nusišluoti. Reikia pasiruošti. Reikia atnešti vištelėm pasileisinti. Reikia pasiruošti darbo frontą. Va, klojiniai sudėti čia. Reikia susitvarkyti visokius orengaliukus viską. Kai viską sutvarkysim, tada pradėsime galvoti apie sienų statybą. Eisim įrankį atsinešti. Pasišluosim. Kiek padės, kiek nepadės. Turbūt sunkiai gal čia padės. Bergždžias darbas. Reikia neštis kastuvą ir nuskus, bet gal dabar pradžiai reikia bardaką apsirinkti šitą. Sukuriant. Gal dar pasireiks. Čia jau viskas prišalė. Šalo, reikėjo vakar, kol dar buvo puru. Šiandien jau peršalo. Nu, gamta mane myli, sakyčiau. Kadangi kaip tik penktadienis, praeitą penktadienį aplamai saulutė švietė. Šiandien davė šaltuką vos. Saulė nešviečia jau kad labai, bet oras yra tikrai palankus darbui. Reikia atitempti žiuką, taip vadinamą, kryžiutą. Ant kolentas dėsim. Užsivedžiu to turiuką. Reikia visą laiką prisiminti, kad netepsi nevažiuosi, reikia vis patepti. O vienoje vietoje pas mane darbo tepaliukas. Kiltė, tuoj parodysiu kur.
Va, šitoj vietoj. Va. Ne, per čia pilasi. Per čia pilasi, tai atsuksim, patikrinsim, ar viskas gerai. Rankom nepasiduoda, reikia su replytėm. Tai atsuksim. Traktorius burzgia. Dar. O tai. Nu, patikrinsim, ar čia viskas yra. Oi. Yra geras, saugus. Užteptinai norma yra. Neišbėgęs. Visa kita kol kas neturiu priekaištų. O čia vienai vietoj truputį rasauja. Bet bijau, kad neišsirasautų, tai visą laiką patikrinu. Nu va, labai geras tas mano karutis, kurio nereikia vežioti rankom. Atvažiavai, pasikroviai, išvažiavai. Rankutėm jau čia reikėtų biškį pasistengti labiau. Užmauksim va taip gal ir nepamesim. O, ne, taip negerai. Lies ratus. Nu, tada kažkaip taip, tai paryšim. Kaip čia geriau. Atversim. Nu, o taip geriau. Nereikės rišti. Atvirkau pasiimam su savim. Nu va, išsikrovėm. Neišsikrovėm, dar išsikrausim. Važiavom, išsikraunam. Ir eisim jau ieškoti lentų. O, kaip patogu. Nu, einam. Vėl tas, ir va, reikia atsikratyti. Va. Eime. Einam pas lentas. Prie lentų. Reikia atsikrauti pradžiai. Šito slūpo neliks. Kai atvesim ten. Nu, matosi, konteineriai gal stovėjom ten, va, kur geltonuoja juostos. Stop. Tai ten turėtų pasidaryti skydinę. Jau laukiam nuo praeitų metų balandžio mėnesio. Jis atsideda darbai, nu, bet jau finišo tiesiogiai matas. Reiškis neužilgo vis tiek bus. Taip, dabar mums reikia. Dabar mums reikia prisiknisti va iki šitų 50 ant 100. Man čia 1000, jeigu centimetrais, tai 50 ant 6 metrų. Reikia dasiknisti iki šitų lentų ir iš jų darysim sienas. Bet čia dar yra užkrauti. Lentelės reikia nukrauti. Neturiu pagalbininko teks vienam. Kažkaip tai. Iš pradžių reikia sukrauti, kad nesušustų. Ne, nepavyks. Prilipė. Aha, kodėl čia taip? Man nepavyks. O. Nugi atsikratyk tu. Kaip kitaip? Dviese jau būtume nusikrovę. Nu, gal taip visai geriau gaunas. Tuoj prieisim iki tvarkos. Nu, iki tvarkos dar neprieisim. Valiau! Užkliuvau. Jau paskutinė eilutė. Čia dar surišta. Nu ir ką? Reiškiasi, galima daug ką padaryti ir vienam. Ir net nesutemo. Aha. Gerai. Iki sienų. Sienos plonytis. Na, čiagi ne namas. Iš esmės tai reikia, kad būtų tokia šalta patalpa. Žiūri internetu, visokių galvoju, o šitas tai man padės. Na, parodys tai laikas.
Nebandysi, tikrai nesigaus. Aš mėgstu taip kartot. Jeigu bandysi, reiškia, jau turi 50%, kad gausis. Nes gali gautis, gali nesigauti. Čia kaip su to drakonu išėjus į gatvę, pamatysi drakoną ar ne? Kiek yra procentų? Nu, turi 50%. Arba tu pamatysi drakoną, arba ne. Tai su šituo mano darbais irgi, kaip ir su ūkio kūrimu, nu, nedarysi, garantuotai nesigaus. Bet jeigu darysi, jau 50% turi. Tas priežodis, nu va, vis tiek lieka, niekur aš čia nuo jo neatsikratysiu. Tokia jau ta natūra. Gal išmoksiu kažkada. Pirma sienos lenta. Nešamės. Opa! Opa! Nešamės pirmą lentą. Matuosim ir žiūrėsim, kas gaunasi. Atsinešam lentų, o po to eisim atsinešti įrankių. O, koks universalus daiktas. Gali būti ne vien tik tai kaušas, bet dar ir stalas koks nors ten pasidėti, kad ant žemės nesilankstyt pastoviai. Nu ką, pabandom padaryti pirmą pjūvį, pasitreniruoti, kaip čia gaunasi su to mano trikampiu. Pjūvelį tokį uždėsim, patikrinsim, ar čia gaunasi man. Nu, aš manau, kad gausis tai. Perfekt. Padarau sieną, įstrižai nesumatuoju. Ir tada kviesim traktariukų. Nu va, kaip gražiai nusilygina. Puikiai. O taip. Einam lentų. O taip ir susipjausim. Dantis jau padaužyti, mano, kaip turi būti šitą pjūkliuką. Taip, reikia iš karto pasidaryti matavimo tokias lenteles. Kiekvieną kartą ruletį nebėgiot, tai padarysim 2 lenteles po 55 centimetrus profesionaliai. Čia kaip pirmas akmuo, pirmas vienys, tai va šiandien bus pirmas varžtas. Atsimena tą jaunimo Pitagoro teoremą. Jo, įstrižainės kvadratas lygus statinių kvadratų sumai. O, blemba, protingai susakiau. Nors iš tikrųjų tai reikia viskas ir labai paprasta. 4 metrai, 3 metrai ir tada ten turi būti 5. Vieną varžtą sukam. Oho, ganojau. Ai. Intuk. Nu va, ir vėl reikės plaktuko. Ai. Nulūžo. Nu ir gerai, taip reikia. Gerai, matuojam dar kartelį. Strižainės. Aš tai reikia išmokti sukti, o ne strižainės skaičiuoti. Nu va, užteks. Kur tas mano kampainiukas? Dar į lauką užnešti. Kaip nepavyks. Nu, kaip dabar? Reikia pagalvoti. 9,6 turim. 3,92. Oi, pasiekėm. Nu, po to jau bus lengviau. Gerai, dirbam. Šitą kampą nupirkau šiandien. Mokinsim pjaut kažkaip, tai galima kampus žymės, na žodžiu. YouTube'as parodys. Ką tik buvau namelį. Pamačiau katinas, ką veikia, guli savo prie pečiaus. Laižo. Prausėsi. Prisiminiau tokį anekdotą, biškį perpasakosiu kitaip. Pasakosiu jum. Mokytoja klausė pas klasę. Vaikai, ko užaugę norėtumėt būti? Antaniukas sako, nu, aš tai norėčiau būti labai turtingas žmogus. Turėčiau visokių automobilių, namus, šiltus, katiną turėčiau. Tam katinui suteikčiau visokias geriausias sąlygas, jisai galėtų per dienas valgyti, nieko neveikti, gulėti savo prie židinio ir svajoti. Aš jaunuolis gerai, Antaniukai, myli gyvūnus. O Petriukai, ko tu norėtum būti? Petriukas sako, jo, aš tai iki šiandien norėjau būti kosmonautu, bet tai dabar tai norėčiau būti Antaniuko katinu. Varžtus turim. Su kuo pamatuoti turim. Taip, kampas dėl viso pikto, nežinau, reikės, nereikės, gal reikės. Čia bus su kuo pamatuoti tarpelį. Atsinešam plaktuką. Matau peržiūros. Pabiškį.
jūsų eina. Šiandien 9 val. Pasileido kitėlių gamybos video. Ačiū tam, kas žiūri. Ačiū tam, kas prenumeruoja. Ačiū tam, kas spaudžia varpelį mane seka. Ačiū tam, pasistengkite pasidalinti. Paprašykit savo artimųjų giminaičių. Prastumkit mūsų kanalą į viršų. Pasistengsime tada parodyti, kuo daugiau, ką mes čia veikiam. Parašykite, gal kas nors nori pamatyti, ką nors kito. Aišku, negaliu dabar parodyti apie žemės ūkį nieko, kadangi dar šalta. Bet vagi toj, kovo mėno, prasidės visokie frezavimai, ravėjimai. Gal pabandysim dalį smidrų uždengti su plėvele, žiūrėsim, kaip spėsim. Pernai buvo nedengta, bet pernai viskas gavosi taip, kaip norėjom. Viskas gerai. Katytė. Sekmadienio rytas prasideda nuo to, kad reikia pamaitinti katytę. Katytė jau manęs laukia. Šalta dabar, -8, -9. Bet vakar čia kūrenom viduj. Tai nebuvo taip šalta per naktį, labai apšalo. Aš jau nukasęs spalius nuo viršaus. Dėl to taip ilgai šilumos neišlaiko, bet taip iš esmės tai tikrai ilgai laiko. Geras namas. Šildo gerai, va, katytę tuoj pamaitinsim. Eisim, užsikursim židinuką. Įsidėgim liuktarnas 2 pakabinau. Tuoj pasikaposim malkučių sausų pusiau. Įsikūrimai. Čia greitai viskas vyksta. Ai! Jo, kapotas iš manęs nekoks. Nieko, pasikapoju, kai reikia, ko reikia pasidarom. Tuoj va surinksim. Katytė vėl parbėgo. Nori čia vis tik tai įdėjau porą malkų. Turbūt liks gulėti, laukia šalta. Reikia gal darbus etapais pasiskirstyti. Pradžiai eisim, prikalsim prie pamato hidroizoliaciją. Vištelėm nešalta. Laukia savo vaikšto, -8. Pamatė mane, visą zavodą čionais artin. Nieko dar kol kas nenešiu. Dabar reikia susitvarkyti su pamatėliu. Tada paskambinsim kaimynai, kad ateitų man į pagalbą. Sukalsim to hidroizoliaciją. Aukšt bus toj. Be nervo. Taip. Ai. Nu, kurgi tam išeisiu? O kaip puikiai. Profesionaliai. Tvarkoj, galim skambinti kaimynui. Pasisek katinėlį. Aišku čia. Oi, mano katinas. Pasišildysim biškį, tai. Katinėlė, šiuo metu čia mano vieta, nepyk. Kaip pjoviau tas šaknis. Gluosnių didžiųjų. Smėlę privariau. Eilinį kartą pasitvirtina mano žodžiai. Netepsi nevažiuosi. O, jau geriau. Jau pradėsim gamintis, kai esu matęs, kaip ten kebra galanda. Taip, ką aš mačiau, tuoj papasakosiu. Taip, šitą galim mes, tuoj teisiu. Nešti reikėjo dar suktuką. Taip, suktuką, dildę reikia ištraukti. Tuoj pažiūrėsim, ar čia man gausis taip, kaip aš noriu. Dabar reikia pakaitinti dildės apačią. Va čia, ranka tai čia. Oho. Ramiai. O, gerai. Puikiai, prisidūrė. Reikės po to pasišviesti ir žabalas nematau. Ar čia normaliai pasigalanda ar nelabai. Radau biškį storesnę pirštinę, vis tik tai su pirštinė labiau pasiteisinę. Todėl stovi. Aišku, galima vidrelytės bandyti, bet vidrelytės būtų daug ilgiau, kadangi šita grandinė labai stipriai pažįsta yra. Gerai, žiūrim, ką turim. Grandinę pagalandam. Reikia, dabar šinukai nebuvo vestas. Reikia užvest. Pabandyti, kaip eina. Dirba garsiai. Bandom. Aha. Šito aš nepasieksiu.
Dar nelabai gerai, reikia galast. Reikia galast. O, katytė prašosi į lauką. Einam išleisim. Ateik, ką ten, ateik, kad tenais. Einam. Einam išleisim ten. Tave per ten, ar ateisi? Ateik, katytė, ateik, ir čia. Einam. Jau tau sušilo, matyt, namai. Einam, patikrinsim, ar ten dar židinukas gerai dega. Taip, pažiūrim. Atidarysim čia durytes, kad jinai galėtų išėti pasivaikščioti, nes kartais jinai būna, nori lipti. Einam, žiūrėt. Katytė, kad. Ateik, va kartu. Ateik, šilauk, ateik. Nu, vagi tavo laiptai. Viską tu moki, ateik. Ateik, marmurta mano. Eik, mažutė, ateik. Ateik. Ateik, tu mano katė. Aha, tai reikia tau. Būtinai, eik, palakstyk biškutį, ne? Tai. Medžiota, eina medžiota. Viskas čia jai. Vieną va čia ilgą pasiliekam, kitą ten pasiliekam, nusinešam. Ką? A, vieno nemačiau, reikia sukti. Tuoj Kęstutis duos dar. Gal jau vakar pavargęs. Lik ir peržiūrėjau ir čia va pagailinės. Tai taip, bet tai dabar aš rankom mojuosiu. Aha, tai man labai gerai žinok ir medveršiais. Laikyšė specialiai gyra lauko darbam. Tai duok man dar biškį ir kelis medveršius. Ten dar vienas yra. Nesikeigi, tu filmuojamas ponas. Pip, labai daug darbo pipsint, žinokit. Tai dar pasitempėm in save, gal ne? Aha. Apa. Taip. Ir aš keliu. Ir jūs keliat. Taigi vieną pusę mes nevarysim tiek, kad jau būtų žiauruma. Tai jau iš kartą ir gerai. Dabar jau blogai. Medvarštį vieną įsukam čia, po to ten. Blemba. Gerai. Komentarų daug. Viskas gerai bus. Jo, čia visi baisi, visiems baisu. Mindaugai nebijok. Supratau, keliu. Nu gerai, viskas tvarka. Nesiginčiam, sukam. Žinai, kaip Slava vieną kartą sakė? Žinai, papasakot? Ne, taigi viskas gerai. Aš dėl vadovavimo žinau, kad geriau jau klausyti vieną, negu 7 protingų. Nieko, mano tai telpa, tas jau mano amžiai. O pas tave dar tavo amžiai dar netelpa. Aš su tuo tik tai prasuku lambadą ir susisuka viskas. Viską darau taip, kaip reikia. Nu 9 tomų, nu kas negerai. Veiksmadarėjus. Kapiš. Nu davai kapiš, imam už galdą ir keliam. Ojei. Tai ką darai dabar? Tai žinoma, taip ir darysim gerai. Ojei, palauk, manęs neužmėsk. Čia gal ilgesniu to geriau ar ten trumpu? Galim ir ilgu. Jo, aфиgenai, už tokią kainą aš džiaugiuosi. Bet tiesiog gausiuosi gerai, gliaudena visai. Va, savaitgalio projektėlis. Mačkelė užstoja biškį. Bet, kad suprastumėt, va čia 3 šiam, va čia 2,70. Normaliai. Va čia bus duris. Ten toliau matot langas. Va čia bus langas va. Ir va ten va matas irgi langas. Taigi, užbaigiant savaitės darbų apžvalgą, mes pabaigėm šito vaizdeliu, kur duris, kur langai. Tai nebuvo kada vis savaitgalis į temą taip ir nenufilmavau pabaigos. Dabar trečiadienis, pavyko atvažiuoti per pietus, kada filmuosiu iki galo šitą vaizdelį. Tai ką noriu pasakyti jums. Ačiū visiems, kurie žiūrite. Labai ačiū tiems, kurie spaudžia prenumeruoti. Noriu paraginti ir kitus, kurie dar nepaspaudė prenumeruoti. Pasispauskite, sekit mano kanalą. Paspauskite varpelį, kad nepaleistumėte mano video. Rašykite komentarus, kas ką nori išgirsti. Gal norit mane pamokinti, kokių nors geresnių dalykų, ką aš darau ne taip.
Tai iki susitikimo kitais kartais. Kitais kartais bandysime, nebandysime, reikia daryti. Darysime stogą, darysime šoninės sienas. Taip, va šitas šoninės sienas, tada reikia gegnę susikelt. Bandžiau gegnę susikelt. Vienam nepavyks, mediena matyt dar nepilnai išdžiūvus, vis dar buvo impregnuota, sunki, gegnė 15, aukščio 5 storio, 6 metrų ilgio, reikia pasidaryti spyną. Tai iki susimatymo kitais kartais.